Čia Lietuvoje, sako, gali Nobelio premiją laimėti, sako, tu niekam būsi neįdomus. Sako, nusipirk stripaką, sako, visų draugas. Buvo momentas irgi keistas, vienintelis striptizo klubas, kur mama dirbo. Aš, sesė ir mama dirbom. Turėjom tokių klientų, kur, nežinau, per 2 metus nei kartą nenuėjo jokį privatą niekur, tik tai pirko šampanus, kokteilius ir gal išsikalbėti reikėjo. Jisai nupirko 2 butelius šampano, jeigu neklystu, po 3000. Pas mus vintažinis buvo šampanas, kuris iš tikrųjų tik pas mus klube yra. Būna tokių atėjo verslo partneriai atsivedė, jie net nežiūri, kur šoka, jie nuėjo iš karto į rūkomą, jis sako, mums čia ramiai pakalbėti. Yra tokių klientų, kurie ateina. Pas mus dirbo gal 4 panos, o atėjo 100 žmonių. 100 žmonių atėjo. Vienas kažkas sako, aš čia panos net nemačiau. 80-metį tėvo atšvest. Su tėvuku. Geras čia. Jo, tėvukui 80 metų ir dukros atsivedė čionai. Sveiki, šiandien sveikinamės iš Kauno, Sugar klube ir kalbinsime savininką Mantą. Sveiki, sveiki. Tai ką, kiek mes Mantai metų pažįstami jau esam? Mūsų pažintis turbūt startavo su klubo įsigijimu. Tai aš manau, čia balandžio 20 atšventėm 10 metų. Tai mūsų ir pažintis turbūt, vakarėlis, pažintis 10 metų tęsiasi. Aš atsimenu, tokia mergina man sako, vat, žiūrėk, yra toksai vat klubas, nuvažiuok, pasižiūrėk, labai gražiai įsirengę jie yra. Kodėl nežinai, paskambinau, mes kažkaip visą laiką darydavom Vilniuje tos vakarėlius, paskui ten dingo tos patalpos. Čia atvažiavom, wow, smagu, tipo. Dizainas ne mūsų, dėja, kaip sakyti, negalim nuopelnų prisimti. Jau mes, kadangi perėmėm, nupirkom klubą, prieš tai savininkai praktiškai viską buvo padarę, čia mūsų tokie buvo, kaip čia pasakyti, minimalūs įdėjimai, visa idėja jų buvo. Tai aš visą laiką sakau, jeigu ateina kažkas dizainą giria, tai sąžiningai pasakius, prieš tai buvusių savininkų nuopelnai, kas liečia dizainą. Jo, jūs sakėt, aš šventė 10 gimtadienį jubiliejų, o mes balandžio mėnesį 22 šventėm, tai... Dar yra kur vytis mum. Jo, paspėsim. Tai operatorius dar padarys filmuką, kaip čia viskas gražiai atrodo. Galėsit ir patys pasižiūrėti. Per 10 metų kas sugriuvo, kas ne. Ką žinok, pat šiandien mes irgi atvarėm pas tave, filmavom ten dar vieną dalyką. Ir, žinai, sakau, retas atvejis, kada aš būnu šitam klube, kai jis tuščias būna. Žinai, paprastai čia vyksta reikalai. Tai viskas, normaliai čia tipo dar... Ne, šitą tai palaikom tikrai praktiškai visos lovos, foteliai, viskas pertraukiam iš naujo, kas kažkiek tai laiko nusidėvi. Ten, sakau, yra kas dabar aš galvoju, ką vis planuojam padaryti, bet ten taip stengiamės visai jau neužleisti. Teisingai pasakyti. Nes sakau, Vilniuje yra ten buvę tokių klubų, ten, žinai, dienos šviesoj pamatai. Taip, žinai, su kolegos, blėt, mes čia taip darysim tusovkę. Tada, žinai, įsijungia tos naktinės lempos. Gal čia visai, žinai, normaliai, žinai. Ne, tai čia naktinių klubų turbūt neišskiriant ir striptizo klubo visų, kaip čia, spalvos dengia defektus, kaip čia, šviesos nebuvimas galbūt čia dengia defektus, tai irgi labai padeda prastesnius meistrus paslėpti. Aš tik pirmą kartą tokioje vietoje esu. Taip, Greta, šiaip aš tavim nusivylęs, nes netvykai į gimtadienį. Mes kolegos esame, tu šitaip šlykščiai pasielgėsi. Bet aš matai pradedu nuo dienos šviesoj, gal įsidrasinsiu ir tamsoj ateit. Bet daug mitų, žinai, tokių, sakiau, niekas nesivedė, gal daugiau čia toks požiūris, kad į vyrų vieta apskritai čia yra, čia sekso už pinigus vieta ir taip toliau. Tai nežinau, man toks mitas sklando. Tiesa, tai kurį dabar mitą papasakote? Visus mitus. Iš tikrųjų, tai taip, mes pradėjom, kaip dirbti, mes leido moteris. Ir ateidavo ir su moterim, ir kolektyvai ateidavo ir taip toliau. Ir, kaip čia teisingai pasakyti, nesumeluojant ir neįžeidžiant moterų. Finale moteris problemos tampa. Tai va čia neįžeidžiant. Tai tam klube, atrodo, sakau, prie durų kaip kalbina, sako, Jėzau, oi, čia mes labai liberalūs, čia visą porą, mes čia kartu nusprendėm ateiti vyras ir žmona, o baigėsi muštynėm ir vyrų ir šokėjų akių kabinimais, dažniausiai iš tų pačių,
kur pasako, kaip jiems fainai ir kaip įdomu ir jau ne pirmą kartą tokioje vietoje esam. Tai va, tai iš to tokios pusės, kad mažiau triukšmo, moterų mažiau leidžiama, o antra turbūt tokia, kaip čia mini paslaptis, mini ne, moteris atėjusios su vyrais dažniausiai neleidžia vyram leisti pinigų. Tai iš verslo pusės irgi neverta, kaip sakyti, geriau tada žmoną palydėti į namų ar ten draugę ar kažką tai ir ateiti vienam. O jeigu ateina grupės, tenai kolektyvai irgi, tiesiog dažniausiai jie sugalvoja, kad čia vieta patūsinti ir kažkas tai, o čia ne tokia vieta, nes tada trukdo kitiem klientam ar dar kažkam tai. Tai tas moterų buvimas galbūt daugumui klubų ir yra apribotas būtent dėl šitos priežasties, kad kaip čia pasakyti, mažai naudos, o daug žalos. Aš čia bandau kažkaip tai gražiai šitą susakyti, nelabai gaunasi man gražiai susakyti. Jūs neįleidžiat čia moterų? Skaičiuojat, kiek įėjo ar ką? Ne, neįleidžiam yra pavieniai atvejai, kada įleidžiam, kur jau galbūt teisingai pasakius patikrinti klientai, patikrintos moteris ir taip toliau ir taip toliau. Tai va, tokius leidžiam. Anksčiau daug leisdavom ir pamatėm, sakau, per tą patirtį atėjo, kad kažkokia neverta geriau. Geriau paprašiau. Taip. Tai tada tiesiai šviesiai. Ar galima čia gauti seksą už tai? Pas mus ne. Mes šeimininkai metame iš darbo iš karto už narkotikus, už seksą, už vagystės, apgavystės, už visus šitus dalykus. Pas mus pakankamai gerai žinoma, kaip sakyti, nežinau, čia tam rate, striptizo klubo ar kažkur, tai pas mūsų šitus dalykus metama iš darbo. Netoleruojam. Kas liečia visus likusius Lietuvos ten striptizo klubus, tai kaip čia pasakyti, neatsakysiu, ten ir tų bylų yra, ir laikraščiuose nuskambėjusių, tai visur turbūt visko yra buvę. Bet sakau, už save tai aš ramus, už šitą klubą. Tai aš irgi ramus. Vėlgi, kaip čia teisingai pasakyti, per 10 metų ar yra to buvę, ar nėra to buvę, neturime mes kamerų ten tose privatoj vadinami, kur privačius šokius atlieka. Jeigu sakytų dėk ranką ir čia kirsim pirštus už kiekvieną kartą, kur buvo, tai sakyčiau, blemba, dar gal sakau, palaukim dar. Tai va, bet, kaip sakyti, struktūra tokia. To negali būti, už tai metama iš darbo. Ir, ta prasme, perspėtos yra administratorės, apsauga, viskas, kad bet kas, netgi panos, jeigu žino apie kitas panas kažkokią, kaip čia, užklasinę jų veiklą, turbūt taip pavadinti, klubo neleidžiama, tada yra atsisveikinama. Netgi tenai neleidžiama po darbo susitarti ir ten važiuoti kažkur į viešbutį. Tai irgi pas mus netoleruojama. Gerai, o tai kiek, pavyzdžiui, išleidžia žmogus čia pinigų ir kam jis juos leidžia? Vyras, dažniausiai jau vyras, kaip jis aiškino. Leidžia, kaip paslaugos, kas prasidavinėja, jeigu atsakyti tiesiai šviesiai, tai yra pas mus privatų šokiai, čia turbūt kiekvienam klube tas yra, nenustebinsime šiandien ko. Turime džekuzį, turėjome ilgą laiką ir baseiną dar su stulpu. Atsimenu baseiną. Jo, bet ten vargome su prišildymu vandens to baseino, nes jeigu ten, kaip sakyt, kasdieną eina, viskas gerai, bet jeigu ten 3-4 dienas neina, atšala ir kažkaip tai, man atrodo, per COVID numirė baseinas mūsų ir nebeliko. Ir turime dar tokį bernvakariam realiai skirtą kaip fetišo kambarį. Tai kur, kad jau jaunikis atėjęs galbūt ne tą privatų šokį, kur kiekvienam klube gali gauti, o kažkoks va toks skamba baisiai kaip fetišo kambarys, nors realių fetišistų ten taip turbūt per 10 metų, nežinau, gal 1 ar 2 sulaukė tenai. Per mūsų vakarėlius tai ten būdavo žaidavo. Jie neperka paslaugos, jie jau eina be mūsų žinios ten linksmintis. Tai šitas yra, tada yra vadinama konsumacija, kur vyrai atėję gali pirkti panom šampanus, kokteilius ir bendrauti, nes yra tikrai grupė žmonių, kurie ateina pasikalbėti. Turėjom tokių klientų, kur, nežinau, per 2 metus nei kartą nenuėjo jokį privatą niekur, tik tai pirko šampanus, kokteilius ir
gal išsikalbėti reikėjo, gal patiko kalbėti su... Žinai, vat, Nu, tai va toks atėjai, papasakoji kažką, tai žino, kad pana užmiršo kitą dieną greičiausiai, ką pasakojo Jai rūpi. Jo, tai va, tai aš manau, jis dažniausiai ateina, kaip sakyti, turintis pinigų, suprantantis, kad jai galbūt ir nedaug rūpi ir to ir nori, kad ne tiek daug rūpėtų. Tai čia tokia, sakau, paslauga, pasikalbėjimas, nežinau, jeigu galima įvardinti. Yra buvo, kad, žinai, tarp šokėjos ar konsumatorės ir vat, kliento užsimėgsta tokie santykiai, paskui, taip, nu, normalus, ta prasme, aš nesakau, kad, žinai, seksas už pinigus, bet, taip, taip, buvo, dabar aš galvoju, netgi mano pažįstamas, man atrodo, vienas apsigyveno ir pana baigė karjerą ir taip toliau, ir bijau sumeluoti, kiek šitų atvejų yra buvę. Bet čia yra standartiniai, ta prasme, visi klubai turės turbūt šitų istorijų papasakoti, kur kaip čia, klube susirado antrą pusę ir ten, kaip sakyti... Žodžiu, kaip naktinis klubas, visko būna tiesiog. Nu, tiesiog žmonės eina, kažkas tai čia dirba, kažkas ateina linksmintis, kažkas tai, sakau, ateina pakalbėti ir turbūt natūralu, kad, kaip čia, ir randa visko ir būna visko. Tai... Dar mes vienos širdies neaptarėm tavo klube, yra tokia fainas kambariukas, konjako ir cigarų kambarys. Jo, nepapasakau, nes ten tokios, kaip čia pasakyti, nėra tokios kaip paslaugos, kad labai parduotume. Ten tiesiog yra cigarų pas mus, yra ta dėžė humidonas, kaip jinai tiksliai vadinasi, kaip kai nerūkantis. Humidoras. Gal ir aš klystu. Aš kai nerūkantis, man, sakau, dar anksčiau buvo geresnė atmintis. Į šitą pusę. Kažkas tokio jo. Tai va, turime tų cigarų, turime kažkokių brangesnių ten tų konjakų, kur galima prie to cigaro sutraukti tokią, nu... Gražiai man talentinga. Rūkomasis ten, sakau, ten būna dažnai net nerūkantis, nusėda į tą erdvę pasėdėti, pasišnekėti ir tokia turbūt gražiausia mūsų klubo vieta, ar jaukiausia, nežinau, kur magnetizuoja. Dargi pokerio stalo yra vieta. Pokerio stalas, taip, anksčiau organizuodavom net tokius kaip pokerio vakarus, ten susirinkdavo apie, nežinau, 5-6 bernai, paloždavom, panos padalindavo, ten, kaip sakyti, iš pinigų loždavom iš kokio nors, nežinau, privato ar ten kažkokio, nu, ką sugalvoju tokia kažkokia atrakcija, kad būtų, kad nebelia, nes kai nežaidė iš nieko, tai neįdomu žaisti, o čia va toks kažkoks stimulas. Lygiai taip pat prie pokerio stalo bernvakariai labai irgi mėgsta, nes, kaip čia pasakyti, poros valandų praleidimo laikas, tai irgi nugalėtojui galima tą patį ten pasiūlyti kažkokį tai kaip prizą, sakau, privatą fetišą ar ten. Taip, ir mūsų vakarėlis, kai daug kas būna prisėdę, tai žinai, nori pailsėti, ten papažiūrė kažką tenai laimėti galima. Jūsų dovanų kažkokius įsteigę ten būna, kad ten surinkus kažkokį žetonų kiekį ten gauna narysčių nemokamų rankšluostukų. Man atrodo, kažkada net ir iš nusirenginėjimų liktai žaidė. Aš čia sakau, per 10 metų čia tiek tų vakarėlių žaidė. Tai toks, kaip čia, bandom, kad nebūti tik tai, kaip čia, stulpas ir baras. Norisi biškiai, kad būtų, kaip čia, įvairiapusiškesnė erdvė. Man pas jūs labai šustrai atrodo tos, žinai, lovos vietoj staliukų, tiesiog ant lovos atsigulė. Čia mes paveldėjom šitą. Šitas geras. Ir man, kaip paaiškino buvusi savininkė, dėl ko taip yra, kad nuo lovos yra sunkiau pakilti ir išeiti, jeigu kažkas nepatiko, negu sėdint prie staliuko, nes prie staliuko hop, o čia guli, dar pagulėsiu. Nu, o užmiega? Buvę. Nu, kaip pasakyti, vis tiek baras yra žmonės būna geria, ne visi galbūt suskaičiuoja ten tą savo kiekį, žinoma, tai būna ir prisnūsta, ir tada apsauga ateina, palydi į taksi ir tvarkomės kažkaip, tai jau taip neleidžiam, kaip čia pasakyti, neužklojam su pagalve, nepaliekam miegoti, vis tiek kažkokia tvarka turi būti. Tas pavadinimas toks ir buvo, kai įsigijot? Ne, buvo Indigo klubas, jeigu neklystu, pagal spalvą kilimo. Raudo, indigo. Nu, čia tokia, man aiškino, kad čia indigo spalva. Aš nežinau, ar galiu, kaip čia pasakyti, aš perdodu jau informaciją, ką man pasako, gal tas spalva jau kilimas pakeitęs biškį jau gerokai. Gal nuo šitų lempų. Tai ir mes nuo nulio galvojom, sakau, kažkokį norėjosi trumpą, aišku, kad ir užsieniečiam, ir lietuviam, tai finalas kažkaip netyčia tokia kilo
kilo mintis, kad cukrus yra didžiausias narkotikas pasaulyje, labiausiai priprantama. Baltoji mirtis. Jo, ir mes sugalvom irgi pavadinti cukrom, tai lietuviai... Lengvai įsiminamas, taip. Lietuviai cukrainę vadina. Varom į cukrainę. Ja, tai negirdėjau dar. Taip, čia vietiniai sako, varom į cukrainę, sako, ir draugės nesupranta, į kokią čia cukrainę gal kavos gerti varo ar žmonos, tai man buvo tokia kaip cukrainė čia. Sakau, jeigu žiūrė žmonos kokios, tai išduosiu, o dabar jau. Jie turės keisti jau jiems, kaip sakyti, savo šitą. Tikėkimės, viskas bus gerai. O kodėl, pavyzdžiui, tokį klubą, kodėl ne naktinę, kodėl į tokį verslą? Visiškai be jokio plano, nieko bendro pats, dabar aš galvoju, aš striptizo klube, prieš perkant striptizo klubą, buvau turbūt 2 kartus. Vieną kartą visiškai girtą draugą atlydėjau, kad, kaip čia pasakyti, kišenių neištuštintų, o kitą kartą turbūt pats ėjau pogirtis ir manęs neįleido. Tai aš manau, kad mano toks susidūrimas buvo su tais. Ir tiesiog aš kitose versluose buvau ir žmogelis, su kuriuo dirbau, beje visiškas aferistas, pasiūlė pirkti. Sako, žiūrėk, yra pardavime klubas. Jisai pats buvo bendro kažką turėjęs ar buvo savininkas kažkokio klubo. Ir sakau, įdomu, gal visai linksma. Ir taip išėjo, kad aš tą savininkę pažinau šito klubo, nuvažiavau pakalbėti. Jo, parsiduodam, taip. Ir tas pats žmogus, kur pasiūlė, sako, aš neturiu pinigų, nepirksiu. Sakau, tai aš gal sakau tada pats. Ir mes su draugu ir sesė nusipirkom, tas draugas greitai išėjo ten, nežinau, 3 mėnesių bėgyje. Jo, nes aš šito verslo kažkokį kitą kontaktą buvau gavęs ir paskui tada labai greitai... Taip. Tai sakau, jisai ten nes jisai nedalyvavo, kaip sakyt, veikloje visiškai, tai jam nebuvo rezono čia būti ir sakau, ir aš pasilikau su sesė. Ir sakau, nemanau, kad ir sesė buvo buvusi prieš tai tam klube, tai čia visiškas atsitiktinumas, kaip aš papuoliau. Tu sakei, sorry, kad pertraukiau, irgi sakei 2 klubuose, bet aš dabar irgi taip galvoju, kokiuose aš tai buvau. Tai atsimenu vieną šitam buvau Sakartvelė, ten Tbilisi. Ten labai keistai, kažkaip, žinai, labai tokia pinigų milžykla, tai buvo tokia, įeini, atrodo, daug, tai kažkaip, ir taip, man toks irgi pogirtis, žinai, buvau, ir kažkaip, tai buvau, žinai, blogai nusistatęs, ir paskui sekantį kartą tik ir pas tave, čia ir buvau. O čia kiek kartą buvau, tai nežinau. Kiek vakarėlių buvo jau, reikia skaičiuoti, tai sakau, atsakymas turbūt toks, kad nebuvo jokio plano ir mintis netgi, kai pradėjom šitą, aš nežinau, iš ko čia jisai uždirba pinigus. Nežinau jokios verslo struktūros ir kaip užsidirba man, kai ateina, pradėjo sakyti, žiūrėk, čia šampanas ten 200 eurų. Aš galvoju, koks asilas gali pirkti šampaną už tos 200 eurų. Man bendrai viskas atrodė nesąmonė, per brangu ir taip, bet, aš suprantu, kad jis veikia ir idėja buvo, kad įdėti daugiau tos tokios vadybos administravimo biškį patirties, kur turėjau kitose versluose ir pakelti į kažkokį ten tokį aukštesnį lygį visą tą. Tai gal po to atsidarius jau teko pradėti lankytis gal užsienį, ten idėjų? Ne. Tiesa, kas juokingiausia, sakau, pradėjai iš pradžių, tai pradėjai domėtis, kas liečia kitus klubus, ten taip toliau ir niekad taip ir nenuėjau aš niekur, kaip bebūtų juokinga, nes visi ateidavo, sakydavo, pas tave čia geriausia, pas tave čia fainiausia. Ir toks, o tai kam ten eiti, kur blogiau? Aš čia noriu savęs prisigirti, kad aš nuostabiausias, geriausias klubas. Kas save pagirs, jeigu ne pats? Nebuvau kitur, nežinau, gal jie iš tikrųjų daug geriau ten kažką daro, gal gražiausias galima buvo pasakyti. Ne, faina, čia aš galiu patvirtinti. Kaip sakau, kai mes pirmais metais, kai dirbom, patys daug leisdavom laiko čionai, tai tas klubas vėl atrodė visai kitaip, negu jis atrodo dabar, kai aš susilaukiau, kaip sakyti, aš prisigimdžiau, sesė prisigimdė vaikų ir mes jau dabar esame daugiau turbūt akcininkai negu šito klubo valdytojai. Jau mes nuotoliu šitą darom. Ten sesė dar daugiau biški prie šito prisideda, jinai ten komunikuoja su kažko dar kažką, bet naktimi mūsų jau nėra mūsų.
Sakyk, sorry. Ne, tai aš tiesiog noriu mintis ta, kad jisai dabar biški pasikeitęs nuo to, kai mes patys buvom ir takau, tuo metu atrodė čia viskas tikrai pakankamai aukštam lygi buvo, prižiūrėjom tvarką, taip, anaip, viskas buvo fainai. Dabar normalu, kad biški, kai mūsų nėra, galbūt ir panų mažiau, gal ir dar kažko, tai gal ir tų pačių klientų biški mažiau sumažėja. Tai, bet dar dirbam. Aš pamenu, jūs kažkada esate darę dienos pietus čia. Papasakau, žiauriai faina akcija, tai panuoju. Dienos pietus tai buvo visiškai reklaminė tokia akcija. Man pasiūlė, man atrodo, mano draugas advokatas. Sako, būtų visai fainai, ateičiau, jeigu nesako vakare su šeima, o sako, būtų dienos pietus, sako, ateičiau, sako, visai įdomu, kaip čia būtų. Tai pašoka ir valgo. Taip, ir aš darom. Jo, kas ten pasitam buvo kažkoks meniu, man atrodo, ne ten dienos. Mes užsakėm dar tenai visokių, austrės, dar kažką ten tokio, kad ale biški linkte tokių visokių. Ir mes parašėm vienoje žiniasklaidos priemonėje šitą pareklamavom, kažkokie dar kita žurnalistai pasiskambino iš kitos žiniasklaidos priemonės. Finalas, aišku, visiškas kaip dienos pietus, tai visiškas fesko buvo, ten atėjo 3 draugai turbūt ir jo, sakau, žurnalistas, 3 draugai, dar kažkas, tai patys valgiam, ką užsakėm tenai ten tų porcijas. Būčiau kaunietis, taip ir buvom atvaręs. Vienas dalykas, galbūt ir tos klaidos nemokėjom padaryti ir taip toliau, bet kas liečia, kiek metų žmonės apie tai kalbėjo, jūs manęs apie to klausėt, po 8-9 metų, čia buvo 1 metai. Tai 2 metus dar pastoviai tai klausinėjau, ar vėl bus, o čia jūs darė tos dienos pietus, o kaip sugalvojo, tai kaip reklaminis triukas buvo pilnai pavykęs, kaip tie patys dienos pietus turbūt jeigu dar darysi, patys pavalgiam, patys mačiau nuotraukas, skaniai, ten austytis, dar kažką, žinai. Reikia daryti. Bandelės. Sakau kažkaip. Ir ragelis. Tai toks be konkurencijos klubas Kaune taip išeina. Ar jau kažkas? Ne, žinokit, su konkurencija tai Kaune yra daugiau striptizo klubų negu naktinių klubų. Eik tu? Taip. Aš dabar nepasakysiu tiksliai kiek, bet jų ar 7 ar 8 jie yra. O, gerai. Tai, sakau, o tų naktinių klubų tai ant pirštų rankų turbūt ant vienos rankos suskaičiuoti išeitų. Reikalai, tarkim, dabar su šokėjom, mes ten jaučiu iš vieno į kitą perbėginį. Yra ta migracija. Taip, yra jinai migracija. Sakau, kur griežčiausia, ten turbūt jų mažiausia. Tai visokia, aš apie konkurentų sakau, negaliu nieko daug pasakot, pats nebuvęs, o iš gandų pasakoti turbūt neetiška. Konkurentai man nelabai ir įdomu. Jo, sakau, neetiška, tai nežinau apie konkurentus. Tik žinau, kad jų daug yra, bet kažkurios pažįstu, nuo tų senų laikų pažįstu, bet dirbam, sakau, Labai mano gyvenimas palengvėjo ir pagerėjo, kai dar čia dirbau ir baigiau klausinėti, kaip konkurentams sekasi. Tai tiesiog nusimeti naštą ir tu tiesiog pradedi žiūrėti, kaip tau sekasi. Ir visiškai nebeįdomu, o ten gera naktis, o pas tave blogo ir kaip ten kažkas. Labai gyvenimas palengvėjo, tai sakau, vis dar tą pačią gaidą aš... Čia man atrodo, ir gyvenime iš tos galiu. Mažiau tu galvoji apie kitus, žinai. Kai savo pradedi žiūrėti biznį ir kad tu pradžiai pasidaryk savo, ką tu turi tam savo ūkyje gerai ir nežiūrėk į kitus ir jau bus labai gerai. Teisingai. O paminėjot merginas migraciją, kaip apskritai atsiranda čia tos merginos, kokiam darbo pokalbiai vyksta į darbo skelbimų, kaip atsiranda tos merginos? Aš nesu mačius skelbimų. Ne, yra tie darbo skelbimai, dažnai savo puslapyje reklamuoja, kas tuom užsiema ar kas tas įdomu, tai pakankamai gerai žino. Sakau, yra pas mus buvę ir tų naujokių, kur, kaip čia pasakyti, atėjo nuo nulio ir mokindavo vyresnės tos panos, kurios jau ilgiau šoka. Ir dabar tą patį daro, apmokina. Tai darbo pokalbis. Anksčiau prasivesdavo pas mus, tas toks buvo momentas irgi keistas, vienintelis striptizo klubas, kur mama dirbo.
aš sesė ir mama dirbom. Geras vairis. Jo, tai buvo toksai va... Tačiau dabar negali paklausti klausimo, ką tėvai sako. Jo, tai sakau, mama taip, kaip čia pasakyti, tai va mama buvo atsakinga už tas panas, jinai, kaip čia, už tų panų, nežinau, ar psichologija teisinga žodį, bet va, jinai ateidavo, pabendraudavo biškiai, tam kažkas išsikalbėdavo, kažkas kažką, tai va jai tokia buvo, kaip sakyti, funkcija va tokia labai, kaip čia pasakyti, turbūt reikalinga atlikti, tai va, tą darėm. Kultūrinom, į teatrus vedėm tas panas ir ten kažkokias programas. Ten buvo, sakau, pakankamai, kai aktyviau šitas vyko, tai ten užsiimta buvo rimčiau, dabar praktiškai nieko šito nebelikia. Pirmą kartą grįžau, va, taip, žinai, kad va, klubas panas teatras. Jo, būdavo kalėdos į teatrus eidavo. Čia tikslas toks, kad turbūt turėtų apie ką su klientais ten šnekėti, ne? Kaip čia pasakyti, ar šiaip, kad gerai jaustųsi? Kuo, mano nuomonė, kuo įdomesnės panos, tai tuo klientas turbūt daugiau norės išleisti tų pinigų. Kaip pasakyčiau po šitos darbo patirties, kad skonis ten tų draugų neturi, kas tau gražu, kitas ateina, jam visiškai negražu, ar ten kam atrodo, kur visiškai negraži pana ir jinai tiesiog ten sužavi žmonės, ten kalba dar kažkom tai ir taip toliau. Tai natūraliai tiesiog norėjosi parodyti, yra kas nebuvę, ėjom kažkada į teatrą, buvo panų, kurios nebuvusios teatre, tai va tokia, kaip ir patirtis, kaip ir kažkas, tai nejaugi, kurios panos, kadangi turi galimybę ten vartoti alkoholį ar kurios ar negeria, nejaugi vesės į barą pagerti. Iš darbą. Taip, tai va, buvom ir sugalvoję, kad kažkokius va tokius tenai, ar su jachta pasiplaukit kažkokią, ne olelę jachtą, ne iš tų tenai, kažkokią Kauno Mariose ten buvo, sakau, net neatsimenu tiesą pasakius. Aš įkvečiu tą jachtą. Dar reikės. O rimtai, turit vyrų šokėjų? Ne, tai turim tik tai per renginius. Aš irgi susipažinau, čia turbūt dabar daugiau mažiau visus vyrų šokėjus pažįst. Nu jau dabar vėl biškį nedalyvauju, bet vienu metu turbūt pažinojom visus vyrų šokėjus. Žinokit, kad du įsibelikė. Na tai ir buvo turbūt jie 5 ten Lietuvoje ir geriausiais laikais, gal ten 6, kad jie visi ir čia prasisukė. Tai panas tai čia galima keisti kiekvieną dieną šokėjas, bet va vyrų tai... Taip, su vyrais trūkumas. Tai iš Latvijos dabar vežėmės. Aš mačiusi su Latvija, jie gerai šiaip šoka. Tai šoka ir mūsų gerai, bet žinai, tu negali tą patį rodyti. 3 metus iš eilės. Jie tai naujų ten šitų pasirodymų nedaro, jie šoka po mergvakarus ir jiems čia nėra tikslo, tipo mums ruošti. Ne, žinai, ne tie pinigai. Na gerai, o pavyzdžiui, apie pačias šitas paslaugas yra tas privatus šokis. Kas tas privatus šokis, jeigu aš, pavyzdžiui, tai galiu įsivaizduoti, kaip ir galiu įsivaizduoti. Filmų nežiūri. Tai filmas irgi perteikia, tai man įdomu. Lap dance? Aš pasakysiu tokį juokingą tokį dalyką, aš per 10 metų nebuvęs privačiam šokiui. Aš irgi. Per 10 aš, kaip sakyt, darbą nuo malonumų, kaip sakyt, atskiri ir ne, bet aš kaip įsivaizduoju, tai kaip panos kalba ir tas toliau, tai yra grubiai 3 šokiai, tai čia jeigu pas mus labai miksuojasi dauguma žmonių, galbūt mūsų ir yra didžiausia bėda, kad čia lovos yra, nes tenai ant lovos gali atsigulti ir panašoka, kadangi čia yra lovos, tai jiems būna kitą kartą nebelieka, kaip čia pasakyti, poreikio eiti į privatą, nes jis čia gali gulėti ir ta pana lygiai taip pat gali šokti ir ten rodyti, ką moka, ką gali. Gerai, o tada džakuzi irgi pasiplaukiamas privatus? Jo, tai ten, aš kaip suprantu, sakau, yra kas nori to šokio, džakuzi visų pirma laikas kitas. Tu tenai tiesiog būni valandą laiko ir kad, sakau, ar tu eini į tą džakuzį, ar tu neini ir ten tą valandą gali toj pačioj ant lovos, kad tau šoktų, ten tik valandą jau aš įsivaizduoju, jau kankini tą paną, jau ten po tos valandos jau ir iš darbo išeit gali, jeigu jau ten priverstam ją jau šokti, tai plus dar stulpo nėra, sunku turbūt tą daryti, tai toks kažkas gal apsipraust ateina, aš nežinau, čia sakau, buvo kažkas tai į viešbutį šalia esantį nubėgo plavkės pasiimti ir taip toliau, čia, su plavkėm, su tapku, neturi nieko būti, sakau, vėlgi aš nepasakysiu, kaip ten yra ir kaip ten, nes irgi nebuvau, bet
Bet sakau, tik tai atsimenu, kad vienas nubėgo su maišiuku, parbėga tapkutės ir plavkytės įdėtos. Koks šaunus. Maladės. Nu, O galim sužinoti, kiek kainuoja, pavyzdžiui, ar čia yra paslaptis? Net. buvo 300 eurų visą laiką valanda. Šokis ar džakuzė? Džakuzė buvo. Šokis būdavo 100 eurų, dabar prie infliacijos greičiausiai yra biški pakilę. Bet Maždaug taip. Taip, Nu, kad žiūrovai žinotų. jo, Man tai irgi įdomu, tiesiog žinoti, gal aš neteisiu susisakyti, bet tiesiog įdomu žinoti. Nu, bet jau per vakarėlį jau gausi, tai dabar jau viskas. Na gerai, o tas Kas gerai, va. fetišo kambarys, ką ten daro, kiek ten moka, kaip ten nieko patenka? ten įspūdingo nedaro, tenai yra visiškas, nes mes suprantam lygiai taip pat, kad žmogus atėjęs į bernvakarį negali, kaip sakyti, grįžti sumuštas su bizūnais ir taip toliau namo. Nu, Tai ten- gali, ten- bet- Palauk, bet pas jūs tam pradžioj buvo tokia, mes su kolega vadindavom ją fetišistė, ta tokia blondinė, tai jinai sakė, liktai to užsimdavo. Tai tų, sakau, panų, kurios labiau į tai linkusios ir kur nelinkusios yra, buvo, aš sakau, aš nepasakysiu, vis tiek čia per 10 metų, kaip sakyti, to kolektyvo ne vieną kartą Na, aš tai tą atsimenu pasikeitė. puikiai. Tai sakau, aš prie manęs yra buvę tik į bernvakarius. Ir ten nei vienas, kaip pasakyti, nei vienas jokio tenai rimto, kaip čia, to fetišo nieks nepatyrė, ten daugiau pagazdinimas, pažaidimas ir tiesiog žmogui galbūt išgastis šioks toks, kai ten prirakina prie kažkokios tai kėdės, kur mano kaimynas suvirino tą kėdę, ten taip, ten, nieko nepirkta, nieko. Mes turim baldų gamintojus ir BDSM. Tai tu galvoji, čia nėra buvę, čia ir tie baldai buvo atvažiavę, ir Antanas čia buvo su savo botagais. Taip, per vakarėlį labiausiai plaukus pasileidžiama, kaip čia pasakyti. Tai, kas vyksta, kaip čia pasakyti, kas vyksta striptizo klube ir kas vyksta per vakarėlį, du skirtingi dalykai. Vakarėlis yra, sakau, apie 100 žmonių turbūt čianai, o reguliarų, kaip čia vakarą, gali būti 3 žmonės, 5 žmonės. Čia ne naktinis klubas, čia yra, kaip pasakyti, čia visas dėmesys yra į klientą. Kartais tie 3 žmonės gali daugiau pinigų išleisti negu tie visi mūsų 100. Taip. Tai būna. Oho, 3 žmonės ir visas klubas dėl jų ir dirba. Tai dėl vieno dirba. Nu, tai jau. Dėl vieno. Jeigu, sakau... Striptizo klube, jeigu vienas žmogus jau yra gerai, jis gali padaryti visos dienos apyvartą. Net ir dienos. Iš savaitės apyvartą gali padaryti jau. žmogus čia, kaip pasakyti. Kokia yra didžiausia suma išleidus vienas žmogus? Dabar aš galvoju, 12 000 pas mus, man atrodo, buvo vienas eurų. Ne, tai mes nusipirkom jau eurai buvo, jo 15 buvo, taip. Tai va, tai man atrodo, sakau. 12 000. Fainai, bet jisai nupirko 2 butelius šampano, jeigu neklystu, po 3 000. Pas mus vintažinis buvo šampanas, kuris iš tikrųjų tik pas mus klube yra. 17 metų, triumų skonio, aš nežinau, aš jį pats paveldėjau, bet jis to pačio šampano kaina, savikaina yra ten beveik 1000. Tai jisai, kai 2 butelius nupirkė, jau 6 000 nėra. Pats gėrė ar merginom dar? Žinokit, nežinau, aš nieko, ten juokinga istorija tokia, tik tai jis kitą dieną paskambino, sako, kur aš išleidau tos pinigus, sako, aš neturiu priekaištų, sako, aš atsimenu, buvo smagu. Sako, ar galit papasakot, sakau, tai sveikinu iš čia mūsų, sakau, VIP klientų, sakau, tapot. Sakau, šampaną gerėt labai brangų. Sako, lemba, neatsimenu skonio. Sako, reiks dabar ateit blaiviam paragaut bent jau to šampano, kur sako, aš jų išleidau. Man tai būtų, žinai, biški gaila, taip. Tai man asmeniškai, sakau, man gaila, to žmogaus pasidarė, nupirkau 6 gabalus 2 šampo butelius ir skonio neatsimena. Lietuvis. Ne, jisai buvo grįžęs iš užsienio, užėjo ir pasilinksmino, va taip. Tai čia tokia istorija. Ne, manau, kad ten aš vis ten pakankamai turbūt, kaip čia pasakyti, iš balso tu jauti, kad jis nepergyveno, kad ten, sako, aš pamačiau, sako, korteliai, sako, išleista, sako, viskas gerai, sako, pats atėjau, viskas buvo smagu, gerai, sako, biški, sako, tik, trūkinėja atmintis, sako, ne viską gerai pamenu. Tai... Sakau, va, buvo taip ir taip, sakau, sakau, ar čia kažkaip, ne, sako, jokių priekaištų, niekas nieko, viskas gerai, sako, sekantį kartą grįšiu, sako, vėl atlėksiu, sako, paragaut blaivesnės to šampano. Tai va tokia istorija. Bet čia, žinai, svarbiausia, kad žmogus nesigeria, nes, tarkim, po kokio geresnio savaitgalio pažiūri į kortelę ir, žinai, ir sveikatą netokia.
Ir kortelė netokia. Ir kokia kortelė netokia. Yra, sakau, žiūrėk, yra žmonių, kuris 5 eurų išleidęs ir jisai gailisi. Ir jam sugadintas savaitgalis. O yra, sakau, per vakarą išleidęs 20 000 nesigaili. Tai čia labai, Ne, tai kartais būna, jeigu smagu, tai tau negaila, bet kartais būna nesmagu, tada, žinai, gaila. Tipo, irgi. Suprato, tęsiai. O tada namie ir batą gerti reikia. Gerai, o su tais cigarais ir konjaku kokia istorija irgi, kaip čia viskas vyksta? Mes istorijos, tai mes paveldėjom, tai ir tiesiog tęsiam. Visa mintis, kad, irgi žmonės galbūt kitą kartą nori pabandyti, kas tas cigaras yra. Tokių kaip cigaro kambarių nėra jų labai daug, sakau, būna pas mane atvažiuodavo anksčiau žmogus nusipirkti cigarų, tik tai nes nėra kur nusipirkti vakar ir išvažiuoja, tiesiog pažįstamas. Nes palako, o Vilniuje yra kažkokie cigarų namai, man atrodo. Gal ir Kaune jau atsidarė, bet tuo metu, kai mes startavom, tai buvo. Čia rūko, ta prasme, po to ar turi šiaip? Tenai yra, ten ir šiaip per vakarėlį ten rūkykla yra. Tai tenai, kur tas ventiliacija stipri padaryta ir ten, sakau, būna žmonės, kad nevaikščioti lauką, tenai rūko, yra galimybė nusipirkti cigarą. Buvo kažkada ir kaljanas, bet irgi ten finalas nieks nemoka jo pakurt kaip reikia, o kai kaljanas yra bet blogas pakurėjas, tai geriau nieko. Kilmus dar paskui pradeginti. O taip, cigarą irgi reikia mokėti rūkyti, čia nėra kaip paprastai. Tai čia žmogus pats rūko. Žinantis. Dažniausiai, nes kai tu moki ten 50 eurų už tą vieną cigarą, tai bent jau ten matęs kažkur tai esi. Dabar jau gali ir YouTube pažiūrėti, ar čia GPT panaudoti. Gerai, o ten maistas kažkoks čia yra klube? Ne. Amerikoje, man atrodo, būna, žinai, kur gali ir pavalgai, ir ten sako, dar geras maistas, aš nebuvau, bet... Amerikoje aš... Vokietijai dar būna. Gali būti, jo. Aš apie Amerikos tik tai girdėjęs irgi, kas iš pažįstamų gyvenę pasakojo, kas liečia patį klubą, tai visiškai kitais principais dirbam negu čionai. Tenai nuo masės žmonių, ten į striptizo klubą yra normalu eiti verslo susitikimus, normalu kažką žiūrėti, kaip čia pasakyti, pradedant nuo moterų požiūrio į einantį vyrą į striptizo klubą. Pas mus, jeigu eina vyras į striptizo klubą, tai praktiškai ten ant skyrybų slenksčio ir dažnai galvoja, kad, kaip ir jūsų pirmas klausimas buvo, kad sekso eina. Amerikoje tai yra, kadangi ten, nežinau, kelių šimtų metų tradicija, ten yra normalu, kad vyras tenai eina kažkas pažiūrėti futbolo ar ten bokso ar dar kažko tai. Ir ten žmonės renkasi ne kaip pas mus 3, o ten 300. Ten daugiau negu pas mus naktiniam klube. Ten pilna, žinai, jo ten sėdi. Taip, ir jie nuo maisto iki ko nori, jie prekiauja, sakau. Tiesiog mastas kitas ir kaip čia, filosofija kita ir absoliučiai skiriasi. Todėl pas mus kaip ateina pirmą kartą, tarkim, ar tie patys vyrai ar kažkas tai ir sako, žinai, tai kaip čia kišti, kur čia ką. Tai gal papasakok apie tą visą etiketą, žinai, gal nuo ko pradėkim, nuo įėjimo pačio iki kokios, iki pramogų, žinai, kaip reikėtų elgtis, ko tikėtis, ko nesitikėti, ko nedaryti. Administratorė pasitinka ir pasitikus, bent jau mes prašome taip, kad paklaustų pirmą kartą, ne pirmą kartą, ar kažką papasakot ar nepapasakot. Jeigu žmogus, kaip pasakyti, pasako tai pirmą kartą, tai, žiūrėkit, čia yra erdvės tokios, paslaugos tokios, prašom prisėsti, ten panus šoka, po to prieis prie jūsų, jeigu norėsit, galėsit pakalbinti, nenorėsit, galite pasižiūrėti kaip šoka. Tai čia toks, aš nežinau, tas etiketas nefilmuoti, nefotografuoti, nesikabinėti prie panų, netrukdyti ir nelįsti prie klientų, tai čia kaip bet kur kitur jisai praktiškai yra. Ten vienintelis skirtumas turbūt, kad sakau, gal naktiniam klube su daugiau drabužių šoka čia. Liesti irgi negalima. Ne, negalima, kaip pasakyti, tai... O privačiam šokį gali liesti? Nuo panų priklauso iš tikrųjų viskas. Jeigu panai ten tinka, tai turbūt tinka, jeigu netinka, tai netinka. Tai čia turbūt nuo žmogaus. Vienai panai, kaip sakyt, ten vienas žmogus tinka, galbūt kas liečia, kitas galbūt netinka. Tai čia toks laisvė palikta. O apie pačias, pavyzdžiui, merginas, kiek čia jau dirba vienu metu, kiek apskritai dirba? Nežinau. Nežinau, dabar tarp 5-10 panų turbūt turėtų būti kažkas tai tokio. Pas mus per vieną vakarą turbūt daugiausiai yra buvę gal 12-15.
Bet čia jau buvo, kaip čia pasakyti, jau čia jau savaitgalis, ten gal po kokio krepšinio ar po kažko, tai kad jau kai jau lauki tų didesnės masės žmonių. Tada ten būna daugiau? Tai šiaip, vyriški išėjimai natūraliai, kad būna, jo, baigėsi ten. Čia vieną vakarą, aš atsimenu, kažkada Žalgiris žaidė ir laimėjo ir buvo prieš pat Kalėdas penktadienis. Nu, kad tai nemeluosiu, susirinko daugiau negu per vakarėlį. A ne? Čia 6-7 metai atgal dar aš dirbu, sakau, pas mus dirbo gal 4 panos, o atėjo 100 žmonių. 100 žmonių atėjo. Vienas kažkas sako, aš čia panos net nemačiau, sako, dar sako, kur nu toks bairuoja, nes, sakau, vis tiek kažkiek pažįsta mūsų, nes kažkoks ir bernvakaris atėjo ten iš karto su 20 žmonių ir, tiesiog ir mes jau po to pradėjom sakyti, žiūrėkit, apačioj 5 žmonių, ta prasme, ten daug šansų, kad jūs nusileisit, net nepamatysit, prie nieko neprieisit, sakau, aš negaliu jums garantuoti, kad tai bus kaip striptizo klubas. Ne, norim, vis tiek einam, bent mes ta prasme, pagersim alaus dar kažką tai. Tai sakau, buvo susirinkę, čia taip tiršta buvo ir sakau, ten manau, kad tą vakarą ten didžioji dalis net nematė, kad yra panos, kad jos čia šoka. Atsirado, tarkim, visokio OnlyFans ir dėjo per skaičių darbininkų, ne, mes ne, taip pasakiau. Aš nepasakysiu, tiesą pasakius, nuo ko tas skaičius, kaip čia pasakyti, priklauso. Turbūt jeigu nuoširdžiai dirbtum, susikoncentruotum tik į tą veiklą, kur mes dabar nesame, galbūt jų būtų daugiau. Vienareikšmiškai, kad žmogui turbūt paprasčiau yra prieš kamerą konfidencialiai nusirengti, negu tai daryti klube, ten galvoja, gal bus atpažinta mieste, kažkas kalbins, nors, sakau, dažniausiai klientai nenori būti atpažinti, jie patys net nesisveikina. Tai aš manau, kad kažkiek tai sumažėjo ir tie patys OnlyFansai, ir tie patys, nežinau, užsieniai nutraukia, panos ten galvoja, kad suras stebuklą kažkokį, tai išvažiavusi užsienį būna grįžta, sako, mes čia daugiau uždirbom negu tenai. Arba sako, tenai, ten turi arti dirbti ten 6 dienas per savaitę, ten vieną dieną užsisimėgi ir vėl. O tai aš čia uždirba iš to, kad jas tiesiogiai gauna pinigus, ar tai jos gauna algą? Tai viskas ir viskas. Tipsai, žodžiu, ir algai. Taip. O sunku rasti ir šokėjas, ir konsumatorius? Sunkiausia turbūt dalis. Tiek pat kaip sunku surasti darbuotojų, taip pat po to sunku, jeigu surandi darbuotojų, daug lengviau suras klientų. O papasakok žiūrovam, kuo skiriasi šokėja, čia aišku gal, bet kas ta konsumatorė? Tai yra konsumatorės, kurios nešoka ir neina nei privatus, nei džakuzį ir jinai tiesiog gali vaikščioti su, nežinau, seksualiais drabužiais, su kažkokia suknelė, su iškirtėm, bet jinai tik tai gers kokteilius ir kalbės su klientais. Jo, ir jinai tik tai bendraus. Aš kažkokį metą girdėjęs, kad jas negeri kokteilių. Čia priklauso nuo panų, čia irgi sakau, nežinau, paslaptį, nepaslaptį išduosiu. Retai, kada klientai ten tikrina, ar pas tavę yra alkoholio, nes ne visi turi ten tą tikslą nugirdyti ten tą paną, o buvo ten pas mus tokių atvejų, kad, tiesiog abstinentai jinai. Mineralinis. Ne, tiesiog dėl alkoholinį kokteilį šauna. Nealkoholinį kokteilį, bet mes čia, sakau, šito, aš prašydavau, kad jinai šito ir neslėptų, nes ne už alkoholį klientas moka už kompaniją. Alkoholis yra tik tai, kaip čia pasakyti, atskaitos taškas. Socialinis lubrikantas. Jo, atskaitos taškas, kad kol išgersi, tol mes šnekam. Kaip pavyzdys, aš nežinau. O ką konsumatoriai turi mokėti papildomai? Ar jie pati pasirenka, prie ko ten prisėsti, ar prieiti? Ar jie jai dar kažkokie? Žinokit, tai čia, kaip čia, klubas gyvas organizmas, ir žmogusgi nieks nedraudžia jam eiti ir ta pana gali ateiti, sakau, gali ateiti vakaro pradžioje, jisai dar nori su draugu atėjęs pašnekėti ir sako, palauk, aš ten pasišnekėsim, dar gal reikalus darbą sutvarkysim, dar kažkokius bizniogi, čia irgi būna susitikimai, pas mus populiarėja, kad verslo santykius užbaigti. Čia nainu ir tada nueina. Aš sakau, čia toks tiesiog viens prie kito prisiderinantis, nėra, kad pagal vieną griežtą taisyklę, kad vyras atėjęs, jis negali eiti prie panų. Viskas, čia tik tai lauki, kol prie tavęs prieis panos išsirinks. O tik lietuvės dirba? Buvo pas mus, buvo
Man sakė, kažkaip ir afrikiečių liktai buvo. Ne, afrikiečių buvo planas, kad galbūt atsivešim. Buvo, tai ukrainiečių buvo kažkelios dirbo. Tada buvo atėjusi pasibandyti kolumbietė, ispanų mokytoja. Jo, tai va, bet pasibandė ir išvažiavo, jinai iš Lietuvos vieną, tai čia nežinau, ar galima sakyti, kad buvo, kad jau vieną naktį pabuvo. Ir daugiau nežinau, gal čia per šitos 5 metus, kol manęs nežinau, kiek čia nėra, 5-6, gal kažko tai buvo, kur aš praleidau tiesiog. Mhm. Gerai, tada galim pakalbėti apie tai patį atsiperkamumą, sakykime, ar iš to galima išgyventi. Turint tokį klubą, dirbant tokiam klube. Taip, čia verslas yra. Normaliai darbas, normaliai verslas. Nežinau, ką reiškia normaliai, pas visus yra tas skirtingi, bet tai yra veikiantis verslas, jeigu mes su sesė juokiamės ten 2-3 mėnesiai su minuso ženklu gale mėnesio ir kabinam spyną, sakom, ačiū, buvo smagu. Buvo juokinga, buvo smagu, kažkokia keista, nestandartinė patirtis. Ir ačiū iki. Tai čia nėra socialinis projektas, kad mes čia jis veikia tik dėl to, kad veiktų. Tai ne, čia jis taip, verslas. Pelningas. Pelningas. Tai būna ir pelningi, būna ir tie nuliniai mėnesiai. Ir mes dirbam 7 dienas per savaitę. O kokiam valandom? Nuo 10 iki 6 ryto, arba kitaip sakant, iki tol, kol žmonės leidžia pinigus. Gali būti ir iki 2 dienos pradirbti, buvo, man atrodo, rekordas. Ar 3 ar 4 valandos dienos pradirbta. Tai va, tai toks, nežinau, sakau, keistas, nestandartinis verslas. Toks ir įdomesnis. Įdomus žmonės, sakau, gali kaip čia, įmagnetizuoti tas. Pirmas, tas bendras savininkas, kur pačioj pradžioj buvo, jis IT užsiema, tai tokį ten buvo kažkokį pasakęs, ar mano mamai, ar kam dar pasakęs, sako, blemba, sako, čia Lietuvoje, sako, gali Nobelio premiją laimėti, sako, tu niekam būsi neįdomus. Sako, nusipirk stripaką, sako, visų draugas. Tai čia toks buvo pajokavimas jo, bet tame jo pajokavime kažkiek tai ten tos yra tos tiesos, bet tas toks. Tikrai buvo tų draugų pažįstamų, davai mes čia pastavėtėjai. Tai vienareikšmiškai jų galbūt ir dabar yra ir kaip čia, tokia, ta draugystė jinai yra, buvo, dabar jau praktiškai man nieks neskambina, nes žino po 10 valandų, kad aš miegu ir nekelsiu ragelio. Bet anksčiau, tai tau jisai klientas, o tu jam, kaip čia pasakyti, irgi kažkokia tai, ar jisai kitam klube, ar nuolaidos negaus, ar užėjimą mokės tenai, ar dar kažką. Tai, ten tu stengiasi su tais draugais pažįstamais irgi elgtis kaip su savais. Galų gale, mes visada stengiamės būti kažkoks kokybės ženklas, kad ne voks tenai, ne dar kažką tai padarys. Tai, stengiasi kiek gali. Tai dažniausiai prieš kiekvieną vakarėlį geriausių draugų išlenda. Gal sąrašas? Taip. Tai čia turbūt toks. Aš tai žinau, aš tai jų pykstu, sakau, tai negali ten susimokėti tų kelių eurų ir taip, žinai, nekelių ten. Man vienas pažįstamas, jis net nedraugas, atėjęs šiandien ir kažkaip tai buvo taip, kad, sakau, čia tau gal nuolaidėlė kažkokia, sako, žiūrėk, sako, jeigu, sako, tu mano ten draugas pažįstamas, sako, aš pas tave kaip tik pilną sumą mokėsiu. Tai taip ir turi būti, vienas kitą paremti, haliavos prašyti kažkokios. Bet čia nuo žmonių natūros. Aš suprantu, kad irgi labai kitą kartą smagu, nežinau, gauti nemokamo alaus, tiesiog tau ne tai, kad bėda susimokėto, tai yra smagu padaryti. Ir turbūt yra... Bet tai ir pačiam to alaus prašyti kažkaip. Būtent va čia toksai yra, kad galbūt didesnė bėda, kur dar yra nieko blogo, aš net sakyčiau gerai, tu vieną kartą paprašai, tiesiog kažkaip nepaprašai gal alaus. Aš visiems draugam, pavyzdžiui, pažįstamiems sakau, žiūrėkit, sugalvosit eiti, jūs pasukit, perspėkit mane, jeigu išeina iš anksčiau, ten bus nemokamas įėjimas. Išleisi tuos pinigus šiandien alaus nusipirkti. Pas mane tas įėjimas yra padarytas, kad neprieitų, kaip čia,
žodžio, nežinau, tinkamo Mes puikiai suprantame. halevčikų ar dar kažkokio, nu, va, nežinau, tokio apibūdinimo tiem žmonėm, tiesiog, nu, va, biški face controlas ir jisai, tai sakau, jūs geriau tos pinigus išleiskite, ten ateisit 5, žiūrėkit, jau butelys praktiškai išeina, nu, jau gali vakaroti. Ir tikrai negaila ten už tą įėjimą nepaimti, tikrai skambinkit, rašykit ir taip toliau. Tai va, bet sakau, yra tokių, kurie tikrai buvo, kurie piknaudžiauja, labas, aš čia kažkoks toks, gal čia man butelį gali duoti, nei kas tu toks, nei, nu, ta prasme... Net nebelaus jau butelį. Jo, bet jisai pats savo, kaip sakyti, influenceris, įžymybė, jisai pats savo, čia tokio tipo, kuris, sakau, mane vieną kartą matęs kažkur, sako, aš čia toks ir toks, žinai. Man ten gal gali butelio, aš sakau, labas toks ir toks, negaliu. Nu, tai mūsų influenceriai. Jo, ta prasme, yra gal kitų klubų, gal kuriem labai smagu, kad tu ten pasirodysi. Mes žiūrim paprastai šitą dalyką. Va, o kokiais sunkumais susidurėt? Jaučiu šokėjų paiešką. Vienas. Šokėjos būna tikrai, sakau, ypač, kaip čia, kai nuo to darbo nutolom su sesė kartu, tai sunkiau biški ir dabar aš galvoju, nu taip po to būna su klientais spręsti kažkokius, tai nežinau. Nu bet jau čia pas jūs retokai. Nesusipratimus, nu, aš vis tiek, kaip čia teisingai pasakyti, žmonės dažnai girti būna. Žmonės lietuviai mes vis dar turbūt kaip tauta nemokam gerti. Jeigu italai, prancūzai vyno gali išgerti ir eiti namo miegoti, pas mus ten jeigu antras alaus dar namo nenuėjo, tai po trečio gali ir trečio, devinto nėra ten pas jos skaičiaus būna, kad ir 9 ir tata, ir sakau, ties tuo 7 ar 8 alaus, ant kiek jis buvo normalus, kaip jis buvo blaivas, ant kiek jis gali būti nenormalus po to 8 alaus. Nu ir tų situacijų su tais girtais žmonėm visokių ir, sakau, daug lengviau buvo situaciją spręsti, jeigu čia būdavo šalia tą patį girtą išlydėti, palydėti ar dar kažką, tai ir visai kitaip, kai ten ta situacija kažkokia vyksta, kai svetimi žmonės aplink iššokinėja ten. Tai jų kažkokių būna, bet, sakau, nežinau, turbūt jeigu reiktų pasakyti vieną, tai būtų kad panų, kad būtų, kaip sakyti, pakankamas kiekis ir tada automatiškai klientai ateina. Paskui jas kokybiškų panų, dar tokį norėčiau gal pridėti. Kokybiškų. Jo, mėgstančių teatrą. Ir jachtas. Jo, ir jachtas. Ir šampė. Taip. O kaip, pavyzdžiui, žmonės komentuoja patį klubą? Nu, kad jis jau čia gražiausias, išskirtinis. Nu, tai dėl dizaino buvom sulaukę ten tų liausių. Aš nežinau, nu, ten kažkas tai atėjo ten, oi, pas tave tikrai fainiausios panos. Nu, aš visą laiką, man žodis gražiausios, fainiausios ar nuostabiausias, nu, ten geriausias, aš visada sakau, kur buvo rinkimai. Aš nespėjau dalyvauti geriausio striptizo klubo Kaune rinkimuose ar Lietuvoje. Sakau, aš kažkaip nesudalyvavau tose rinkimuose. Tai aš visą laiką biškai skeptiškai tai žiūriu, kad ten dizainas tinka gražu. Nu, mes esam toliau nuo centro, bet mūsų patalpos sąlyginai didelės. Nu, tai mes galim ten galbūt tas lovas pastatyti, jeigu tavo klubas yra 80 kvadratų, nu, tai jau tu, jeigu tą lovą vieną pastatysi, gali būti, kad daugiau nieko nebetilps. Nu, tiesiog tokia situacija. Tai mums padeda, kaip sakyt, kad mes esam didesni, bet kartu mes nesam centre. Kažkokių neigiamų ten, kažkokių pasisakymų. Tai neigiamų, tai pastovinu, tai jeigu lygiai taip pat žmogus atsikėlė iš ryto ir jisai norėjo išleisti, tarkim, biudžetas jo, ar 5 eurų, ar 200 eurų, o pas jį kortelėje nėra 600 eurų, bet jisai, kaip sakyt, nu, jis leido savo norų, viskas gerai, bet paryčiais ar iš ryto jisai jau susivokia, blemba, o galėjau gal neleisti. Nu ir tada kažkas tokio, nu tai į džekuzį, nu tai pagrindiniai pykčiai anksčiau būdavo, kodėl sekso negavo. Aš susimokėjau 300 eurų, stoti 5 eurų. Tai važiuok į stotį, aš nesuprantu, ką tu čia veiki. Bet čia, žinok, yra vyrai, tai tose vietose, kur nėra sekso, jie ieškos sekso, mes vienoje laidoje kalbinam šitą vyrų depiliuotoją. Nu tai jie tai ten, žinai, ieško jėse. Tai čia sakau, čia tokia turbūt, kaip čia... Natūra jūsų. Ar natūra tų vyrų, ar dar kažkas, bet sakau, ten tų neigiamybių vienareikšmiškai jų neišvengia dėl to, kad čia tokia vieta, kur galima išleisti nemažai pinigų. Ir sakau, o tas stabdis, ne vieną kartą buvo
panos pasakoja, sako, čia pas mane neribotai limitai, aš ten 1000, 2, 3, 5 išleidžia kitą dieną, o tai kodėl ne 1000? Kodėl, nes yra žmonių, kurie ateina ir pasiprašo, sako, ar gali mane ties 1000 į taksą įsodinti? Ir mes sodinam. Ties 1000 viskas, užsidaro, ačiū, iki išleidai 1000, kortelė į kišenę, žiūrėk, jau viskas, tau jau užtenka. Dėl to jie grįžta, nes jisai žino, kad jisai va čia va, nebus tenai, o, sakau, o kitas atėjo, leidžia. Ir po to, blema, kodėl taip atsitiko. Nu, mes nežinom, kur tavo riba, jeigu tu nepasakai. Dar jeigu pasakai, be ribų pas mane. Taip, ne, tai aš sakau, jo, jis, žinai, yra karalius, kaip sakyti, naktį čia karalius, o iš ryto jau ta, kaip sakyti, karalystė duštai, tos šipulius. Tai, nu, čia tiesiog turbūt. Tokie. Kaip pats apibūdintum klubo klientus? Nėra turbūt vieno apibūdinimo, tai jų įvairių yra, sakau, yra nemažai pasiturinčių žmonių, kurie ateina atsipalaiduoti, gerai praleis laiką. Yra ir tokių, kurie, nežinau, pas mus čia ėjo į mėnesį kartą, nežinau, indusas, turbūt kažkas tokio. Jis užėjimą susimoka 1 alaus, pusę valandos pasėdi ir išeina. Ir už mėnesį grįžta. Jam gal užtenka. Ir už mėnesį jisai grįžta. Pas juosgi ten negalima. Aš nežinau, tai va mes turim tokių, sakau, turbūt nuo kunigų iki ko nori čia buvo. Jo, Jezu, čia, aš sakau, nesileisiu į tas smulkmenas, čia ko nori čia rasi. Visi, kaip čia pasakyti, visus vyrus, traukia masina sąlyginai, tai ir sakau, aš pats pasakoju, kad nebuvęs. Bet tai turbūt įdomu, nežinau, gal susidūrė mano tos gyvenimo tokios aplinkybės, kad neteko nueiti, finale teko turėti ir dar tebeturiu tą daiktą. Bet labai įvairovė didelė žmonių, visi jie skirtingi, sakau, kažkas ateina gyvenime, nenupirks šampano butelio, nes jam atrodo pinigai į orą, jisai iš karto gali į džakuzį eiti. Nu kam šampanas leisti, ką čia kalbėti, taigi džakuzį gali pasikalbėti jau tada. O kaip pasakyti, į nuogą paną žiūrint. Sakau, turėjom klientų per metus laiko tikrai tenai nei kart nenuėjo nei į privatą, nei į džakuzį, kuris tik tai gėrė šampanus. Tai va, kokie skirtumai, kaip čia pasakyti, nuo norų poreikių ir tų žmonių. Labai, sakau, tikrai nuo inteligentų, fainų, gerų žmonių, su kuriais galbūt net, čia pavadinti, draugais tapau. Įgis tokių, su kuriais finale susipyksti. Kur buvo draugas, tapo nebe draugas jo ir galbūt dėl klubo ar dar dėl kažko. O koks amžius maždaug žmonių čia? Dažniausiai būna vyresni, nes vyresniem galimybės leidžia. Pas vyresnius vis tiek didesnės pajamos. Studentas tai žinai. Jo, studentas, jisai nebent gali ateiti čia kaip į naktinį klubą galvoti, kad čia va pasižiūrės kažkas, tai bet ten išgirsta alaus kainą išgirsta ir jeigu dar nusiperka vieną, dažniausiai gali ir nebegrįžti. Aš studentas atsimenu kitur, aš investuodavau tais laikais. Manau, mes visi. Tiesiog dar kaip pasakyti, dabartiniai studentai nuo mūsų gal studentavimo skiriasi, dabar ta ekonominė biški situacija pakeitusi ir jie gal savo daugiau gali leisti. Yra ir jaunų, kurie ateina, leidžia pinigus, ten nuo tų kripto milijonierių iki ko nori, yra jų visokių. Sakau, kas dabar 5 metus vyksta, nepasakysiu. Kas buvo prieš klubo pradžioje per 5 metus, tai vis tiek tai buvo dažniausiai vyresni. Vyresni vyrai. O, pavyzdžiui, kažkokių agresijų, susimušimų, konfliktų dažnai pasitaiko? Labai retai. Labai retai yra apsauginis, yra apsauga, yra ten, kaip sakyt, mygtukas, esant poreikiu policija skambini, kvieti išvažiuoja, tai jų buvo vėlgi tokia vieta, kad čia 0 būtų, bet minimaliai, kad čia su ligoninėm, su kažko, tai ten policijos važiuotų, tai visiškai minimaliai šitas, tai čia sakyčiau, vėl mažesnis kiekis, tu ateini, jeigu čia 3 ir 300 kvadratų tau, tai tu ten gali net nesusitikti, net jeigu ir priešas tavo, kaip čia pasakyti. Tai va, o naktinis klubas, į tą patį dabartiniai naktiniai klubai turbūt mažesni už šitą klubą, ten 100 kvadratų ir sutelpa 300 žmonių, tai tokia va, tokie skirtumai. Negali kokteilį nusipirkti ar kažką. Taip, tai sakau, žmonės čia ateina kitą kartą vien dėl to, kad jam čia nereiks eilėj stovėti ir grūsti su kitais žmonėmis, jisai atsigers, pasėdės, sakau, būna tokių atėjo verslo partneriai atsivedė, jie net nežiūri, kur šoka, jie nuėjo iš karto į rūkomą, jis sako, mums čia ramiai pakalbėti.
Nu, yra tokių klientų, kurie ateina. Tai va, tai sakau, čia jokiausi buvo, sako, atėjau, sako, nupirkau kokteilį, kad netrukdytų, kad nueitų kokteilį gerti ir prie mūsų neitų, kad leistų mums apie verslą pasikalbėti. Jo. Tai va, nu, iki tokio, kaip čia pasakyti, būna lygio. O gal gali papasakoti žiūrovom, kaip atrodytų va, tas solidus klientas, kuris išmano etiketą, bet taip nori pasirodyti, bet dar nėra buvęs klube. Koks yra etiketas ir solidumas? Etiketas yra toks pat kaip ir gatvėje. Jis identiškas. Jeigu, kaip sakyti, jeigu tu normalus žmogus, tu visur normalus žmogus. Ir kitus gerbs ir tave. Tarsi, visiškai, ar striptizo klube tu normalus žmogus, ar kaip pasakyti, ar naktiniam tam pačiam klube, ar kažkur. Tai čia nėra spec ten kažkokio etiketo, nėra poreikio specialiai pirkti ten taipanai, kokteilius, šampanus, jeigu tu nenori kalbėti ar kažką. Tai sakau, visi ateina su skirtingais poreikiais, požiūriais ir norais. Sakau, kažkas tiesiog nori pasėdėti ir pasižiūrėti, kaip šoka panos. Kažkas nori nusimaudyti, kažkas ateina pokerio žaisti. Jau dabar jau irgi, sakau, labai senai tas buvo, kažkas cigarų parūkyti, kažkas dar kažko. Tai tokio vieno etiketo, kad kažkas tai nėra, kainos, nu, taip jos yra aukštesnės, bet jos ir yra aukštesnės dėl to, kad čia yra dėmesys į tave. Čia tu gauni dėmesį, čia tau nereikia rodyti dėmesio. Čia tau nereikia kalbinti, panos, čia gali ateiti pana tave pakalbinti. Kas vyram patinka. Jo, nu, sakau, čia biški viskas kitaip, sakau, tai ir tas kainuoja. Pavyzdžiui, ateina moteris pasižiūrėti, kaip šoka moteris. Gal Taigi, moterų nebeileidžia. Sakau, mes ten pavienės yra, kas įeina, kas patikrintos, yra kam gražu. O jeigu homoseksualius ir sako, aš noriu pažiūrėti, išleisti pinigus. Viskas gerai, tai ir buvo atėjusios, ir buvo kas ir pirko šampanus, ir buvo kas ėjo į privatus, ir, kaip pasakyti, ir poros eina į privatus. Bet finale moteris bėdas daro. Mes kaip pasakyti, nebuvo, kad iš ten 10-9 darė bėdą. Bet jeigu iš 10 daro 5 bėdą, jau blogai. Tai mes kažkuriuo metu tiesiog nukirtom. Ten buvo eilė metų, kai galėjo panos eiti ir panos, moteris ir dar kažkas tai. Sakau, čia buvo 2 moteris atsivedė pačioj pradžioje, aš dabar galvoju, ar 1 mėnesis, ar 2 dar buvo 80-metį tėvo atšvest. Su tėvuku. Geras čia. Jo, tėvukui 80 metų ir dukros atsivedė čionai. Tai, toks atrodo, ir tėvukai privatus užsakė, ir sako pačiam gal čia, aš dabar, sakau, biški 9 virš metų atgal, bet aš tik tai faktą atsimenu, kad 80-metį švesti. Geras. Tai nes čia iš kaiminystės kažkur, sako, sugalvojom tokią atrakciją. Gal tokia svajonė buvo Gal žmogui jo sovietmečio augęs, vėl kažkaip tai gal. Nors mes čia, žinai, kalbinom ir vyrų daktarus, tai 80 dar neriba čia, pasirodo. Taip. Yra dabar priemonės, viskas. Taip, tai dabar ir vaikų susilaukė, sakau, ir 60-70 yra, kas, kaip sakyta, anūkai ir vaikai gimsta panašių metų tenai. Tai čia, kaip sakyt, aš prie šitos duokdėvė Lietuvoje demografija, tai tik darykit tos vaikus. Gerai, o apie stereotipus, pavyzdžiui, kodėl žmonės galvoja, kad striptizo šokėja yra tas pats, kas prostitutė? Tai čia tas pats neišmanimas ir nežinojimas. Tai dažniausiai taip galvoja tas, kas nėra buvęs klube. Tai čia kaip čia pasakyti, kas pas mus. Bet tai čia tokių visą laiką buvo, žinai, bus. Čia bet kurią vietą paimti, kas krepšinį geriausiai išmano, tai tas, kur gyvenime nežaidęs. Čia kaip pavyzdys, tai lygiai taip pat šitas yra galų gale, tai imkim taip, kad yra kažkokiam buvo kitam striptizo klube, galbūt jam ten tas klubas tą toleruoja, leidžia ir taip toliau. Ir jisai padarė išvadą, kad taip, gal jisai kažkur nuvažiavo iš vis į kitą šalį, į pufą nuėjo, o tam pačiam pufe buvo striptizo stulpai ir jis galvoja, kad čia vienas ir tas pats. Tai žmonių, kaip čia pasakyti, patirtis ir supratimai yra 2 skirtingi dalykai ir yra labai nemažai, kas, taip kaip prieš tai buvo klausimas, ateina, žino tą etiketą ir taip toliau ir ten tom panom nei siūlo, nei, kaip čia pasakyti, nei lenda su tais klausimais, nes, žino, kokia tvarka. Jo. O kaip čia, pavyzdžiui, su patikrinimais? Kažkokie būna patikrinimai
dėl žmonių prekybos, Jo, dar tarkim, kažkas. kaip policija, ar kažkokie būna Policija slapti tikrino klientai. mane pačiais pirmais metais, nes buvo kažkur straipsnis išėjęs, aš buvau prie stalo kazino, tai ten kažkokia lošimų komisija paskundė, tiesiog nes galvoju, kad realus kazino vyksta. Ai. Nes stalas tai iš... Ai, jo, normalu. Nes Bet virš negalima? mūsų dirbo kazino. Ne, tiesiog jie galvoja, kad tai vyksta, o pas mus, sakau, pas mus čia iš privatų šokio, čia, ta prasme, Kaip namie. nu, draugų rate, nieko nevyksta, būna laiko praleidimas, bernvakariai ir taip toliau. Ir viskas, ta prasme, tom klausimas ir pasibaigė, kaip čia pasakyti, kriminalo nebuvo, pasirodo, jokio, tik nuotrauka va tokia pasirodė ir lošimų komisijai pasirodė, kad va taip yra lygtais lošimų komisijai, čia aš kaip supratau. Tai va, o dabar galvoju, kas daugiau čia tokių, čia kaip buvo prieš porą mėnesių pas mane buvo gaisrinė atvažiavusi, nes Šveicarijoje čia, kai kalnuose, kas ten klubas užsidegė. Čia kažkada buvo, gal prieš Kalėdas. Jo. Kažkada čia buvo, po mėnesio pas mus pravažiavo gaisrinė ir aš klausiu, ar čia mes kažkom nusipelnėm, sako, ne, važiuojam per visus naktinius klubus. Prasipirkti. Nu tai va tokie kažkokie tai, o žinoma, aš manau, kad tie klubai, kurie, kaip čia pasakyti, toleruoja narkotikus, prostitucijas ir taip toliau, tai jie turbūt ir kriminalinės policijos dažniau galbūt sulaukia. Nežinau, sakau. O tokių va būna, žinai, slaptų gal klientų, kurie va tikrina ar... Gal, bet mes nesužinojom. Sakau, Nu jo, jeigu nėra, tai nesužinosi. Jo, sakau, pas mus, kaip sakyti, neturėjom su tuo nei kartu jokios problemos. O kaip dėl pavydo, pavyzdžiui, tarp pačių merginų čia dirbančių? Čia toks moteriškas kolektyvas, tai čia turbūt... Gal kokio klientų būna nepasidalina? Tai visko būna. Visko būna. Absoliučiai visų šitų, sakau, Tai čia... prie to kliento, kuris 12 štukų ant šampaną išleido, aš manau, kad visus Jis, manau, ant visų išleido, ne ant vienos turbūt, jis aš iš. Bet, ne, tai visas šitas yra kažkokios tai struktūros, kada ten galima eiti, kaip galima eiti ir ten, kad irgi bandome, nu, kaip čia, palaikyti tokį, kad atėjo žmogus, tai viskas, jis nėra auka, kur mūsų tikslas jį nugręžti. Mūsų kaip savininkų tikslas, kad žmogus gerai praleistų laiką ir kad jis vėl grįžtų ir atsivestų draugų. Nes jeigu tu žmogų, kaip čia pasakyti, nugręši, jis nebegrįš ir dar pasakys dar 20 žmonių, kad čia nebegrįžti. Nes, žinai, yra tų klubų, toksai. Tas vienintelis kartas, kur aš buvau ten tam kitam, nu, tai toks jausmas, kad, žinai, tu tipo vos įeini. Labai daug kas dirba. Ir tave, žinai, puola ir, nu, taip ir trečia iš karto. Tai, nu, man tai, žinai, atrodo paskui visur, kad... Ateina panos iš kitų klubų. Nu, irgi pasako, žiūrėkit, klubo politika yra tokia. Jeigu žmogus eina į striptizo klubą, jisai žino, reiškia, kur eina ir jis eina, kad būtų nugręžtas. Ir aš sakau, palauk, nu, man čia nulis logikos šitame. Nu, kas eis, kad būtų nugręžtas? Ne, jis eina praleis laiką, tiesiog jis, nu, tikisi, kad nebus nugręžtas. O sakau, jūs kažkaip tai savo gyvenimą norit palengvinti, kad, nu, kaip čia pasakyti, ne, jis tikrai norėjo, kad būtų nugręžtas, dėl to mes jį ir nugrėžėm. Nu, ne. Taip, aš sakau, čia žmogus galbūt savo ieško kažkokio tai pasiteisinimo. Žmogus į trumpalaikę perspektyvą, žinai, jeigu tu ten gažiai, va, taip, jisai grįžta ir dar. Nu, tai yra vėl tas pats, tai aš kaip įsivaizduoju, panos ten užsienietis, greičiausiai nebegrįž. Varom iki galo, nu, lietuvis, gerai, švelniau. Tai visokių. Mūsų tikslas yra, kad ar užsienietis, ar kažkas, nu tai žiūrėkit, lygiai taip pat tie užsieniečiai gali grįžti 10-20 kartų. Buvo pas mus, sakau, tikrai gerų klientų, ten atvažiavo čia fabrikų statyti ar kažką tenai skandinavai, ten 2 metai eina reguliariai. Ir geri klientai, kaip sakyti, taip, skandinaviškai išleidžia. Tai va, tai, nu, nežinau, čia požiūris, vienintelis sunkumas yra kitą kartą tą požiūrį perduoti panom. Sakau, kai būdavo šalia, būdavo lengviau perduoti, galėdavo sukontroliuoti, dabar kai mūsų šalia nėra, aš nežinau, mes tikimės, kad ta struktūra yra išlaikoma. Gerai, o pavyzdžiui, pats klubas atsirado iki antrai pusė atsirandant? Ar vėliau? Ir ką dabar, pavyzdžiui, ką žmona galvoja apie tai? Nu tai nieko, ką galvoja, todėl ir 10 valandą mėgoti, tą ir galvoja, kad gerai vyras kreipia dėmesį į tai. Neprivatės sėdi. Taip, tai va, tai ne, nu, dabar aš galvoju, klubas atsirado panašiu metu kaip žmona, turbūt, žmona vėliau mes apsiženėm, bet ten, sakau, draugystės pradžia kažkokia buvo ir turbūt... Nebuvo pradžia ten keblumų kažkokių, ar ten, žinai, pavydas? Ne, iš pat pradžių dar aš
žmona kitaip žiūrėjo į šitą mano darbą, kai buvo vienintelis mano darbas. Ta prasme, vienintelis buvo pajamų šaltinis, tai buvo vienas, nu tai yra pajamų šaltinis, tai yra darbas. O kai atsirado kiti verslai paraleliniai, nu ir kažkoks pas mus įvyko susitarimas, kad davai čia mažiau laiko ir tada daugiau laiko šeimai ir nu, tai negali ir dieną ir naktį dirbti ir su šeima nebūti, o jeigu yra galimybė dieną dirbti ir būti normaliu žmogum, ne to naktinių vampyrų, šešėlių valdovų ar kaip ten be pavadinsi. Nu, tai ir toks, sakau, buvo pasirinkimas mūsų. Jis ir taip dirba ilgiau, negu mes planavom. Manau, ką, klausimai visi kaip ir užduoti, tikiuosi publiką apšvietėm. Gal man tai norėtum, nežinau, gal šokėjų ieškai ar ką klientam. Visada ieškom ir šokėjų, ir klientų, kaip pasakyti. Gali ir kartu atvykti. Priimsime, kaip pasakyti. Sakau, gal kažkam įdomu išbandyti, pabandyti tokio, kaip sakyti, nestandartinio darbo, linksmo visai. Pelningo, tai sakau, laukiam, klientų irgi gal kažkas nebandęs nori pabandyti, nėra čia tai baisu, kaip gali nuskambėti. Tai ir klientų laukiam, visų mes laukiam. Moterų mažiau laukiam. Moterų mes tada laukiam, registruokitės. Moterų laukiam į renginius, iš tikrųjų. Į renginius laukiam ir moterų, ten visai tikrai nestandartiniai vakarėliai tokie, daugiau niekur tokie nevyksta, tai tenai laukiam ir moterų. Būtinai. Tai paspauskit laiką, ten visus tos kitus dalykus, nemaži vaikai, viską žinot, mums tikrai labai padėsit. Komentuokit, jo. Konkursėlis bus, va, taip, koks gali čia būt, ką mes duosim. 2 štukas kredit už geriausią komentarą. Tai tiek, pasimatysim po savaitės. Ate. Iki.